Sveiki visi, šiandieną susirinkome jau trečiai mūsų Trilume be tabu laidai ir, žodžiu, šiandien bus be galo įdomi tema, kuri pas mus dar pačias, iš tikrųjų, jinai po truputėlį vyniojasi, kaip ta dovanėlė tokia užsiūlo pagavę mes esame, ne, ir vyniojam, tai yra apie kūnus, apie žmogaus kūną, kodėl būtent atrodo mes neturim būtent veido kažkokius tai bruožus, charakterio bruožus, kodėl kūnai atsigimsta tam tikroje šalyje, kas nutinka su jais, kodėl dauguma žmonių kažkada tai senatvėje, ne, ar tai sulaukia pensijos gyvenantis prieš tai svečiuose šalyse, jie nori grįžti atgal į Lietuvą, jaučia tą tokį tos gimtos žemelės, kaip vadina, ne, tą tokį šauksmą. Tai iš tikrųjų, šiandieną pasigilinsim ir kas tai iš tikrųjų yra ir kaip tai veikia. Ir kad mūsų kūnas yra įvairiausių programų rinkinys, tai šiandieną šiek tiek giliau praversim šitą užsklandą visiems taip pat. Tai va. Sveiki visi. Sveiki. Tai va, tai šiandien tikrai labai įdomi tema, kaip tik jinai pasikėlė tokia prieš, man atrodo, prieš mėnesį pirmą kartą, ne, kada pradėjom taip tiesiog su tais kūnais, kodėl jie tie bruožai atrodo lietuviškai, kad eisi gatvę, ne, mes visos trys gyvename skirtingose šalyse, aš gyvenu Anglijoje, Lina gyvena Airijoje, Laura Tenerifei. Ir visos mes taip kažkaip kalbėjom ir tas toksai, kad bruožai lietuvio vis tiek jie matosi bet kur, ne, eisim vis tiek daugmaž ten apie 95% tikrai galima atskirti, kad yra lietuvis ir ateina laikas kažkada, kada žmonės pradeda galvoti grįžti atgal. Ir labai sudomino iš tikrųjų šita tema, kodėl, kas vyksta, kodėl tie kūnai nori grįžti, nori atrodo atgal grįžti ir ar tai tikrai yra tik tai pasiilgimas tos gimtinės, ne? Ar tai yra kažkas tai daugiau? Mano nuomonė, tai yra programa. Tiesiog yra programa ir kaip ir rodė man, daugiausia, kai išvyksta žmonės į kitas šalis, tai išvyksta taip maždaug apytiksliai rodo 18 metų, 20 metų, aišku, būna ir vaikai, kaip aš, pavyzdžiui, Akvilę savo dukrą atsivežiau, tai buvo 6 metukų, ne? Ir po to norisi grįžti atgal, taip maždaug vidurkis yra 60 metų. Tai yra programa, kad aš turiu grįžti, o kodėl aš turiu ten grįžti? Kodėl aš ten turiu į tą šalį grįžti, būtinai grįžti į Lietuvą? Ar ten į kitą šalį, iš kurios aš esu? Kad ir, pavyzdžiui, paliesime ir truputėlį ir ukrainiečius, nes, ta prasme, mes visi žmonės esame. Kad ir karas ten vyksta, jie nori jau grįžti namo, jie nori ten būti. Tai yra programa, visiškai programa. Taip, tai kadangi šiek tiek giliau į ezoteriką šiandieną paeisime, tai kadangi mes esam sudaryti, ne, ar taip iš programų ir mūsų mintis, mūsų mąstymas, mūsų kūnai, mūsų tiesiog viskas absoliučiai yra skaičiukai, ne, kaip aš vadinu pikseliai, iš kurių mes esam sudaryti ir tiesiog žmogus gimsta kaip siela įeina į kūną, jisai gimsta, pavyzdžiui, Lietuvoje ir šitas kūnas, jisai priklauso Lietuvai, tai yra tiek kūnų, kiek yra Lietuvoje gyventojų. Todėl, kad tenais praktiškai niekada nesikeičia. Apie maždaug ir laikosi 3 milijonai, nužemė iki 2 milijonai kažkiek, kai emigruoja, paskui vėl grįžta, vėl gimsta, maždaug tiek laikosi. Tas skaičius, tenais plius minus, toksai apytis. Kitose šalyse lygiai taip pat būtent ten tų anglų daleiskim, airių, tenais visų kitų kanadiečių, ten daleiskim, kokių amerikiečių ir visa kita. Ir vis tiek daugmaž laikosi, nes vieni miršta, kiti ten vėl gimsta ir visą laiką sukasi daugmaž toksai pats tas ratas. Tai iš tikrųjų kūnai, jau jeigu taip žiūrint ezoteriškai, jie išvažiuoja iš tos šalies, atlieka kažkokį tai, nes siela, jinai
persikrausto į kūnus, ane? Gali vieną kartą gyveno, kiek mes matę darę sesijų, ne? Atsimenat ir, pavyzdžiui, nuskaitinėjom praeitus gyvenimus ir yra buvę, pavyzdžiui, kokioj Afrikos gentyje, yra Amerikoje, kad buvo siela gyvenusi, ne, turėjo patirties ten Anglijoje kažkada, paskui vėl įvairiausiose kitose šalise, bet ir jie atrodydavo būtent taip, ne, ta siela tai šaliai, va, būtent tas ir veidas, ir odos spalva netgi iš tikrųjų skiriasi, tai siela jinai gali keliauti per visus įvairiausius kūnus. Mūsų kūnuose kažkada tai gyveno sielos kitos visiškai ir jos rinko patirtį visiškai kitokią. O mes atėjom dabar į šitus kūnus su savo va tuos tokius suvokimu ir mes išvažiavom, aišku, ten kas iš Lietuvos, dėl, kas išvažiavo paskui tėvus, kas išvažiavo geresnio gyvenimo ieškoti ir dabar sukasi tas ratas, atrodo į kitą pusę, lyg tai va tas toksai, kai kuriem aplinkui girdžiu tėvynė šaukia, protėviai, nors galbūt pas kai ką protėvių nėra, šaknis tos tokios, ne, bet iš tikrųjų realiai tie kūnai kaip programa, jie grįžinėja atgal į savo bazę, kur jie yra sukurti realiai. Visiškai, bet dabar va tau bekalbant, pavyzdžiui, kai aš atvažiavau į Ispaniją, ne, manęs lietuvė niekas nėra pavadinę, iš tikrųjų. Rusė, ruskaja sako, žinai. Tai dabar kažkaip tu kai kalbėjai, mes kiekvienas turim kodą savo nešantis, ne, savo kūnas yra savo kodą. Ir yra vienas paskaitmuo, rodo, dėl ko mane ir vadina, kad yra iš tenai, žinok, likę. Yra įsikūnymų prieš tai buvusi. Jo, ir ne vienas. Taip. Taip. Dėl to, va, šitas per žmonės, žinai, jie nežino, tai manęs jie nepažįsta ruskai. Pavyzdžiui, iš viso, manim kalbėti rusiškai. Ne lietuviškai. Nu. O tai jeigu tu esi daugiau šalių buvęs gyvenęs, ten Anglijoje, Airijoje, kokioje, nes Norvegijoje. Siela kūne yra buvus. Siela kūne, Norvego kūne, kuris atitiko Norvegijos tą visą kraštovaizdį. Tada siela buvo airiškam kūne, kur atitiko Airijos kraštovaizdį. Siela jinai vaikšto po visur. Siela atminties tos tokios kaip fizinės neturi, ne, kad jinai persineš ir kad tu atrodysi taip, kūnas pats tik tai turi. Kaip jisai atrodo tam klimatui, tai šaliai. Kadangi Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Rusija, Baltarusija ir Ukraina, daugmaž mes va tenais toj lokalioj toj erdvėj per daug metų pas mus viskas tenais maišėsi. Tai užgrobti Rusijos, tai ten kokios Vokietijos, tai dar kažkas. Tai tas regionas daugmaž jie yra tokie panašesni. O paskui jau kiti tie, kurie nebuvo, ne, Sovietų sąjungos, daleiskim, dar kažką, jau kitokie, jau gali airį atskirti, kad airis, anglą ten, daleiskim, tikrą tokį atskirti, kad anglas yra ir visa kita. Mūsų, man atrodo, tas visas kraštas, ne, labiausiai susimaišė su Ukraina, Rusija, Latvija, Estija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija. Veidai tokie panašesni. Eastern European. Taip, bet dabar maišosi ir Airija su Anglija. Maišosi, nes yra tikrai, kiek aš dabar pati pastebiu, kiek Airija yra apsiženę tiesiog kartu su lietuvaitėm, ar ten su rusėm, ukrainietėm, iš tikrųjų, kur netgi vaikai nėra panašus labai į tėvus. Jo, visiškai nepanašus. Visiškai nepanašus. Arba man tai buvo, man asmeniškai savo patirties, aš atvažiuoju į tą Airiją, taip, ieškodama geresnio gyvenimo. Ir aš taip galvoju, kad aš metus laiko pabūsiu ir grįšiu. Vat čia įdomų programa irgi tokie karminiai dalykai su šalim. Aš negrįžau po metų. Aš jau pasilikau Airijoje gyventi, aš pragyvenau 20 metų Airijoje. Na jo, man tai iš viso buvo, aš buvau Londone, aš net nesupratau, kaip Airijoje atsidūriau. Man antiek buvo greitas pasikeitimas, kad tiesiog turėjau ir aš važiavau. Nors man nebuvo būtina, bet reikėjo. Bet irgi karminiai dalykai.
Visiškai mes kiekvienas turim tą karmą su žeme, vat, pavyzdžiui, pas mane buvo, aš irgi ilgą laiką, kol nejau sąmoningumo keliu, net nesupratau, kodėl, atrodo, aš čia tam Kornvalį gyvenu ir aš nenoriu čia būti, visiškai aš nenoriu čia būti, o noriu į Škotiją, važiuoju Škotiją, mano tiesiog sielos namai ir buvo 3 vietos, būtent, kur aš buvau prisirišus karmiškai, davus įžadus, kad aš čia grįšiu, kad irgi buvo tenais įžadas amžinai meiliai, paskui tėvų kapą, kur buvo, kaip aš pasižiūrėjau tenais ir per regresinę, ir paskui važiavau į tą vietą, grinai atėjo tas toksai aiškus žinojimas, net mačiau save priklaupusią ant vieno kelio prie tėvų kapo, kad aš čia sugrįšiu ir kad mane čia nais, ta prasme, irgi aš atgulsiu šalia jūsų. Buvau tokį pažadą davus, kai buvau anglų riteris. Ir žodžiu, priesaika tai buvo, o šventa priesaika riteriai yra. O kadangi aš žuvau kažkur, manęs niekas neatgabeno, nes tenais buvo užpultis ir žodžiu, visus tuos riterius tokius naikino, kaip tik, ta prasme, kasė į tas masinės kapavietės ir visa kita, ir aš buvau neįvykdžiu šito pažado. Ir aš nuvažiavus būtent į tą vietą, aš įsipirkau, susimokėjau pinigais ir tiesiog atsirišau, tuos visokius duotus pažadus. Tai tie 3 pažadai tokie, įžadai pačiai žemiai mane čia laikė, niekaip aš negalėjau išvažiuoti, o dabar aš realiai jaučiu laisvę, kad aš esu laisva, pagaliau keliauti, pagaliau laisva būsiu eiti. Tai savo už tai susidėliojus tas planus ir tikrai kraustysiuos iš Škotiją, bet mūsų laiko iš tikrųjų ir įžadai. Aš sakydavau Lietuvoje, kol gyvenau prieš tai Islandijoje 2 metus, sakydavau, niekada gyvenime į Angliją nevažiuosiu. Niekada man tokia baisi ta šalis atrodė, tokia iš tų kalbų visų dar tais laikais ten gudžiais. O sėdžia irgi 22 metai. Taip, aš Airijoje sakiau, negyvensiu toje Airijoje. Kiek aš kalbėdavau, pelkė, kokiais, tik tais tokiais, žodžiais, kiek galima. Realiai, aš norėjau išvažiuoti, atrodo taip, kad kaip kažkas, lygtai, juk tavęs nelaiko, tu važiuok. Neišvažiuodavau laukan iš tos Airijos, aišku, ir šeima taipogi. Ir vieną dieną, taip, man einant parke, nes kai pradėjau tą visą sąmoningumą savo kelią, einu, vaikštau, ir sako, tu pradėk dėkoti. Karminį ryšį patį pradėk pati valyti. Su šalim pradėk kalbėti. Aš taip, galvoju. Ir prasidėjo tokie dalykai iš tikrųjų. Ir taip aš pamilau Airiją, buvo įdomiausias dalykas. Iš realiai pamilau Airiją. Ir kai mane jau jinai paleido, man dabar šitoj Tenerifėj vėl tas pats. Vėl tokie patys procesai, supranti, labai sunku man čia buvo pritapti. Nors per atostogas viskas fainai, viskas gerai, bet gyventi ir atostogauti yra 2 skirtingi dalykai. Tikrai taip. Bet kaip iš tiesų svarbu yra tie pažadai, kaip Laura pasakojo, kaip tas pažadas, kuris liko pasakytas mintyse ir kaip jau buvo, kaip kad turėjo atvažiuoti ir įvykdyti tą. Taip, bet už tai paskui mes tos kūnus ir velkam, kaip sakant, po visą pasaulį, vaikštinėjam, patys kartais net nesuprasdami, negi ne visi eina tą sąmoningumo keliu, patys kartais net nesuprasdami, kodėl aš čia, ką aš čia turiu daryti, kai kurios vietos atrodo taip virpina širdį, bet kaip man buvo į Škotiją nuvažiavus, atrodo, aš žinau kiekvieną čia kampelį, kiekvieną tą tiesiog posūkį netgi to, atrodo, kiek aš kartų čia bus ir patys laimingiausi, tokie, visi tie prisiminimai. Ir atrodo, tikrai žinau absoliučiai viską ir pati siela tiesiog jinai šaukia, čia mano namai yra. O atrodo, pats kūnas, jisai grįžinėja atgal tokia nelaiminga, važiuoja 15 valandų vėl iki to Kornvalio ir tas toksai, kada aš galėsiu išeiti, kada. Ir kaip pradėjau klausti, kada pradėjo viskas keltis. Pradėjo realiai viskas keltis, nes vieta, kurioje mes kartais gyvename, klausytojai irgi mūsų klausys, tikrai yra vietų, kurios šaukia ir atliepia, kur nuvažiuoja, atrodo viskas taip savo, viskas, tiesiog, yra tokių vietų, kur atrodo negali, bet kažkas laiko, niekaip atrodo negali net išeiti, nes kažkaip kaip užburtas ratas, kažkoks tai atsitinka, kažkas tai daro ir negali iš tos vietos išeiti. Tai tikrai yra karma ir tikrai karminės vietos, tai mes esam darę ir sesijų keletą kartų netgi žmonėm, kurie irgi norėjo pakeisti lokaciją.
lygiai taip pat grįžti į Lietuvą, ne, va, kaip tos programos ir pasikėlė, kad tuos visus kodus šalinom, kad tas kūnas laisvas galėtų būti, kad tai neveiktų pagal programas, ne, kad jis privalo grįžti, kad tai būtų vis tiek laisva valia ir pasirinkti, tada visiškai kitai pasirinkimai būna. Ir lygiai taip pat, va, žiūrima tas karminės visos sąsajos su pačia šalimi, netgi vieta gali būti toj pačioj šalyje į kitą miestą persikraustysi, viskas gali būti labai gerai ir puiku. O vat čianais gali būti tikrai labai tokie negeri, ganėtinai dalykai. Kartais žmonės net šeimų negali sukurti, vaikų nesusilaukti, ar ten laimę surasti, ar dar kažką vien dėl to, kad vat būtent šitoje vietoje jinai atidirbinėja sielą kažkokią tai patį. Jo, va tie karminiai dalykai ir yra, pavyzdžiui, karma, ne, jeigu karma yra su šalim ir žmogus nemoka tų programų pradirbti, ne, tarkim, jisai nelaimingas toje šalyje yra. Jisai nežino, kaip išeiti iš čia. Ir yra tikrai ne vienas atvejis, nu taip. O mes taigi kiek ir sesijų esam darę, kad galima tas programas pradirbti per sesijas, ne, padėti žmonėms. Ir tada, kai žmonės jau palei sielos šauksmą išvažiuoja į jiems skirtą šalį, jiems viskas, va taip kaip per sviestą. Tikrai taip. Ir namai, namus nusiperka ir šeimoje gerai ir sveikata, tiesiog gyvenimas, pasaka. Pasikeičia kardinaliai, visiškai. Kardinaliai, visiškai kardinaliai. Taip. Bet tai kaip dar įdomu, kad net ir sveikata refleksuoja. Taip, labai refleksuoja. Atsigauna, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie gyvena, ne, jiem tiesiog reikia saulės. Mes esam irgi darę kaip tik sesiją, kur žmogui reikėjo saulės, gyvena Lietuvoje, kur visą laiką apniukę, kur visą laiką cepelininis dangus ir visa kita, o žmogaus tiesiog struktūra, siela, jinai yra iš tos planetos, kur tenais tiesiog saulės energija, ne? Ir būtent tokiai sielai reikėtų gyventi ar Tenerifėje, ar kažkur tai Kipre, ne? Ar kažkur tokiuose saulėtuose, nes tik tenais jinai atsigaus, tik tenais labai gerai bus, tik tenais visi šiti tokie dalykai susitvarkys. O Lietuvoje sėdi ir atrodo, kad visas pilnas vidus to pelėsio tokio drėgmės, kur visiškai netinka. Pavyzdžiui, kur man atvirkščiai, aš negalėčiau niekada gyventi ten, kur labai karšta, nes mano kūnas šiaurinis yra. Ir jisai turi būti ten, kur šalva, man Islandija, Norvegija, Škotija, kad ir Anglijoje, kai lyja, man irgi gerai. Man yra gerai, man nereikia, nėra kažkokios būtinybės, tenais kažkokio tai karščio. Tai labai svarbu ir į tai atkreipti dėmesį, nes tai sveikata irgi duoda per kūną. Visiškai sutinku, tikrai taip, duoda per kūną. Tikrai taip, man tai buvo Airijai. Nes sakau, aš įsivaliau programas pati ir sesijų pagalba man pagerėjo Airijai, žinokit, gyvenimas. Visiškai komforto zonai buvau, absoliutiškai komforto zonai ir įsijungė, žinot, kaip sako, šviesaforas įsijungė, žalia šviesa palikti šalį, ta prasme, kad galiu išsikraustyti. Tiek norėjau, kada labiausiai nemėgau, aš ta prasme, tos Airijos labai norėjau palikti, nes dėl pat ir oro ir daug kitokių dalykų man tiesiog, man neišeidavo išvažiuoti iš Airijos į Tenerifę. Ir tik komforto zonai viskas įsijungė žalia šviesa, aš galėjau išvykti. Ir čia karminį dalyką taip pat. Ir labai buvo man sunku pradėti. Aš visą nelikau aplikusi. Bet niekas sutvarkiau. Bet kaip iš tiesų įdomu, kaip siela daveda, dar tu nežinai tuo metu, gal aš irgi nebūtum dvasingume ir net nebūčiau pagalvojus, kad atvedė į tą vietą, kur turiu būti, kur karmiškai turėjau susitvarkyti reikalus. Nes grinai ta pati vietovė, ar būčiau kažkada pagalvojus į kitą vietą važiuoti gyventi, niekaip neėjau iš tos vietos pasitraukti. Ir kur gyvenau, viskas aplinkui, bet to vietovė. Ir tiesiog radau vietas, kur aš net ten, kur grinai buvau gyvenus. O tu pati pradirbai karmą su ta vietovė, kaip tu pasakoji, Lina? Daugmaž. Nes vidus kažkaip pasako, ne, laisvėja viduj.
laisvėja ir tu pradedi jau galvoti, dėl to aš pradėjau jausti, kad aš, pavyzdžiui, ateina momentas, man toks jau eina, kad bet aš jaučiu, kad aš paliksiu tą šalį. Aš jaučiu, kad aš ateisiu, jo atlaisvėja ir aš jaučiu, kad aš išvažiuosiu iš čia. Nes prieš tai man ėjo net įsivaizduot, kad aš galėčiau išvažiuoti ir vis nesuprasdavau, į kurį eiti tašką, tarkim, ar keisti šalį, ar grįžti tą Lietuvą, buvau galvojusi. Ir vis nėjo. Dabar man toksai jau eina kitaip, man tiesiog laisvėja tas momentas, aš žinau, kad čia mano dabar stotelė yra. O kodėl tu būtent sakai, toksai jaučiu, kaip, žinai, blaškas, tu būtinai norėjai pakeisti šalį, kažkur kitur išvykti arba į Lietuvą? Kodėl, būtent išvykti? Buvo toks momentas, kad tas toksai neapsibla. Arba ten. Kodėl? Nežinau. Buvo toks blaškymasis, bet neleido situacijos iš tikrųjų. Nes jau mes ir buvome Lietuvą, galvoju važiuoti, tuo metu tiesiog neleido visos situacijos, viskas tiesiog keisdavosi, kad jokių būdų negalima išvažiuoti. Šiaip iš tikrųjų, tie visi tokie buvimai šalyse, ar gyvenime, gyvenamoj vietoje, arba namas gali pats laikyti, kaip prieš tai podcast'e irgi buvom šnekėję, kad su namu arba su žeme, grinai po namu yra kažkokia tai karma ir visi kiti dalykai. Ir iš tikrųjų kartais žmogus, jisai nesupranta, kodėl jam gyvenime nesiseka, kodėl jisai negali palikti, kodėl jisai negali surasti ten meilės visą laiką. Karminiai santykiai, būtent tenais atsitinka ir visa kita, tai irgi labai svarbu yra atkreipti dėmesį, kur jūs gyvenate ir pasižiūrėti, ar pas jūs visą laiką taip ir buvo. Jeigu jūs gyvenate kažkokioje vietovėje, kažkokioje gal šalyje, arba būna, pavyzdžiui, kiti vis grįžta į tėvų namus. Pavyzdžiui, išsikrausto, išteka moteris, jinai ten susilaukia vaikų, išsiskiria su vyru ir grįžta vėl į tėvų namus. Vėl susiranda kokį draugą, vėl ten draugauja, vėl lygtai išsikrausto, vėl išsiskiria ir vėl grįžta į tėvų namus. Ir keletą kartų, tai irgi reikia labai svarbiai dar pasižiūrėti, kad nebūtinai santykiuose karma gali būti, kad aš toksiškus santykius turiu, bet gal nepaleidžia ta žemė, gal nepaleidžia tas namas ir nepaleidžia ta vietovė, nes nėra išdirbta karma. Tai iš tikrųjų labai labai daug tokių įdomių dalykų, kada mes galvojame, kad aš čia visą laiką pritraukiu toksiškus santykius, man čia nesiseka mano toks likimas, o iš tikrųjų tai gali būti visiškai daug giliau ir pati ta vietovė žmogaus tėvų namai nepaleidžia, nes todėl, kad yra kažkas tai nepradirbta būtent su ta vietovė. Tai iš tikrųjų, tų visų regresinių sesijų metu, tai tikrai galima viską apžiūrėti, pasižiūrėti, apkeliauti, pasižiūrėti, kokie taškai tenais yra, kokie karminiai taškai, netgi kur geriausiai tam žmogui būtų gyventi, kur geriausiai sektųsi. Tiem, kam nesiseka, tai tikrai darome mes ir tokias sesijas, kur žmonės nenori galbūt netgi knaisiotis po savo ten praeities kažkokius tai gyvenimus ar dar ką nors, o tiesiog nori klausimo, paklausti tiesiog, kodėl man nesiseka čia, kur aš gyvenu. Ir tikrai būna taip, kad su ta žeme pačia yra visos šitos karminės sąsajos ir išvalius pačią priežastį, pačią šaknį žmogus, jisai arba gali kurti laimingą gyvenimą ten, kur jisai yra, arba jisai gali laisvai palikti ir kažkur tai kitur tikrai susikurti savo gerbuvį. Tai gali būti karminiai ryšiai, tarkim, ar su mama, ar su tėčiu, kad irgi traukia, kad grįžti, kad susitvarkyti. Karminius ryšius jau su tėvais susitvarkyti per atstumą irgi galima, nes bendraujama telefonu, bendraujama internetu, bendraujama per WhatsAppą ten ar dar kažką, o jau pati erdvė kaip lokacija, ta žemė pati, jinai jau pritraukia, nes į ją tu per Zoomą kokį nepasižiūrėsi ar Messengerį, žinai, pasiskambinęs. Tai žodžiu, ar su ja nepasišnekėsi, tai jau turi būti tenais ir tenais dirbti ir jinai nepaleidžia tavęs tol, kol tu nepradirbi. Su tėvais gali pradirbinėti iš kito pasaulio krašto dalykus. Visiškai sutinku, tikrai taip. Nes pavyzdžiui, kai Airijoje aš buvau, kiekviena šalis turi savo tą šalies... Agregorą tą patį netgi. Agregorą, taip. Ir man sako, paleidžiam, bet visi visada laukiama grįžti. Visada laukiama grįžti, kad sugrįžtume. Jo, labai. O tau pačiai kaip jaučiasi dabar, norėtum grįžti Airiją ar ne?
Ta prasme, Aš gyvensi labai visur. dabar, ne. Nes man čia dabar kažkas va tokio laiko, kad man, aš jaučiu, negalėčiau, žinokit, išsėdėti ant lovos. Aš turiu čia grįžti, vat pabuvau ir Lietuvoje praeitais metais, aš išvažiuoju kažkur tai į kitą šalį, ne, arba į tą pačią Airiją grįžtu. Aš jaučiu, kad čia turiu sugrįžti. Tai gal, Yra karminiai dalykai Karminė, taip pat, taip, kurios dabar mes tau pridirbinėjau. Tai neužtenka kitą kartą net ir tos vienos sesijos, žinai, tai yra darbas su savimi, žinai, su pačia savim, su šitom vat programom. Jo, iš tikrųjų, tos programos jos taip gudriai padarytos, paslėptos, ane, ir taip gudriai įvyniotos į tam tikrus kartais nedalykus, kad pakeli vieną sluoksnį, tada atsiranda kitas kažkoks dar tas posluoksnis, dar kažkas, kol iki pačios šaknies daini, bet iš tikrųjų va, tas ir yra labai svarbu suvokti ir suprasti, kad patiem darbo irgi lygiai taip pat reikia įdėti, reikia suprasti ir vien tik tai jau atskirti, kad man čia yra blogai, va tenai nuvažiuoju yra gerai, man čia yra taip aš jaučiuos, įvardinti savo jausmą, kokią aš jaučiu toj vietovėje, ne, va, pavyzdžiui, kaip aš čia, visiška absoliuti tuštuma. Tas pats, kas aš gyvenčiau ant Pemzos, kur kulnam tenais išveisti, absoliuti tuštuma, nes čia yra buvę visos šachtos ir visa kita, tiek ištraukta viskas iš to žemės. Visi mineralai atrodo ištraukti, visi tiesiog visokiausi tie net tos pačios anglis ir visi kiti paliktas skylės po žeme, grinai tokias skylės, koriai, grinai tokie, čia nieko nėra, medžių nėra, miškų nėra, neprisipildo, nieko neužsipildo. Čia šita, kas gražu, vandenynas, pakrantės, į vandenyną įžengė koją, va tenais toksai kitoksai jausmas, išeini ant smėlio, tuščia visiškai absoliučiai, tai va už tai aš dažnai važiuoju, turiu kažkur tai, kad prisipildyti ir aš, kad galėčiau kažkiek tai atsivežus, ne to, dar pabūti ir aš vėl jau jaučiu, kada senka viskas, vėl aš turiu važiuoti, vėl prisipildyti, čia nieko absoliučiai nėra, tai vien tik įvardinimas to jausmo, ką aš jaučiu gyvendama čia, ne kur anksčiau aš to negalėjau, aš galvodavau, aš tiesiog nelaiminga esu čia, tiesiog man užknisa viskas, man čia nepatinka, nesupratau kas, o kai žiūri giliau, aš dabar galiu įvardinti realius ir aiškius jausmus, kas tai yra, ką šita vietovė man duoda, kaip jinai mane veikia. Tai yra labai svarbu. Kornvalis ir buvo tavo karminė vieta? Karminė vieta, kur pažadai čia mane atvedė, nes kadangi aš daug tų pažadų prisižaršius, į kairį ir į dešinę buvau, kaip sakant, nebūdama sąmoninga, tai va ir dabar atidirbinėjau visur po truputėlį ten įvairiausius tuos dalykus. Tai jo, čia buvo tas toksai, va, irgi tėvam pažadas, tiem protėviam tokie mane, nesgi anksčiau tai irgi tie laikai buvo, va, kaip aš buvau tas riteris, tai įžadas buvo pačiai žemiai, krauju, tai buvo pasižadėta, ne, kad aš grįšiu į tėvų tą žemę, kad atgulsiu šalia jų, kad susijungimas bus ir visa kita. Tai ačiū Dievui, aš čia, kaip sakant, nemirštu. Dar, kad mane ten kažkur tai paguldytų, bet labai dėkoju, kad aš turiu tą galimybę tokią ir nuovoką, suvokimą, ne, kad aš galėjau tos dalykus pradėti. Ir dabar aš jaučiuosi visiškai laisva, realiai visiškai laisva. Bet iš tiesų dažnai ir sakydavo ten, kad turi grįžti, ne, į tą savo šalį, kur ten gimęs, ir būtinai brėždavo dažnai, kur ten visi tavo protėviai. Nes labai dažnai brėždavo, kad protėviai, kad tas toksai kaip irgi eina, ne? Jo, kad šalia protėvių netgi iš tikrųjų labai įdomu man šitas dar dalykas į kapus. Tos pačius gilaidoje, ne, kai nusipirkdavo kapus, kažkada įgyja ir į tą patį kapą, varo, ten visos tos šeimos į tą patį kapą realiai, iš tikrųjų. Turi praeiti 5 metų. Jo, kažkiek tai, nes tenais į vieną pusę gali, kad ant viršaus laidotų likti 20 metų turi praeiti. 20 metų turi praeiti, jo, kad ant viršaus kas įsivaizduoja. Bet vis tiek visi, kad kartu, ar ten būdavo, ar ten tėtis, mama, ten vaikas, ten dar kažkas, ten tie artimiai, būtent, kad kartu.
Bet čia irgi labai didžiulė programa yra, nes pavyzdžiui, šeimos egregoras pats irgi, ne, nes viskas yra, kas yra keli, ar ten kažką, vis tiek jinai egregorinė sistema gali būti pozityvi, negatyvi ir visa kita. Pats egregoras žodis nėra blogas dalykas, ne? Tai vat, pavyzdžiui, šeimos egregoras pats jisai yra, ne, ten tėtis, mama, močiutė, sesė, brolis ir visa kita. Ir visa ta giminės tokia sistema ir visi atrodo, jie iš to pačio vieno egregorio, ne? Ir dažniausiai, vat, pavyzdžiui, tikrai yra buvę, kad miršta žmogus gyvena Kaune, o tėviškė, daleiskim, ten kokiam Jurbarke, ar tai ten kokiuose Raseiniuose, ir laidojasi tenais prie tėvų, ar į tėvų kapus, ne, kažkaip tai va taip, nes išpirkta jau tenais, jau ten šeimos kapas skaitosi ir visa kita. Ta lokalizacija tokia, va irgi taip dabar iš tikrųjų, kai galvoju, tas grąžinimas grinai į tenais ir būtent į tą kapą, į tą aptvertą, tą tokį dalykiuką, tokią tą tvorelę, toks atrodo kaip vėl įspaudas kažkoksai tai dedasi, ne? Į tą žemę, aišku, dabar dauguma jau degina ir visa kita, bet vis tiek urnas irgi lygiai taip pat arba kasa į pačią duobę. Tai dar žiūrėkit, jūs pasižiūrėkit dabar, kas yra su urnom. Vat su urnom dabar, ne? Sakom, mes kūnus įkasdavo. Bet tai karstas, tai medinis. Nei vieno karsto nėra marmurinio. Nebent ten tie, kur saugo bažnyčiose galbūt, ne, kažkokie kitokie yra tie kūnai, kur kremuoja, kur ten tiek metų ten jie būna, ne. O dabar, kas vyksta su urnom? Man, aš nežinau, jos yra šito marmuro. Iš visokių būna, ne, tų medžiagų, bet jos dauguma, kad geresnė paimti marmurinę. Ir tą urną įkasta į žemę. Kada įsiskaido va šitas visas ta pati medžiaga urnos? Jūs įsivaizduojate, tie pelenai? Neišsiskaido. Medis pats įsiskaido, jeigu medinė urna, bet dauguma tikrai perka tas brangesnės, geresnės ir jos nėra medinės. Ir ką tenai, įsivaizduojat? Arba iš vis tie kolumbariumai yra kaip tos, tokias irgi sustatyti, ne, jos irgi įdėdi, tai ten realiai neišnyksta, neįsiskaido. Dar man labai toks įdomus atėjo jausmas, anksčiaugi irgi būdavo žmonės kaip laidojami, būdavo, kažkuriuose šalyse ten vyras ir žmonas, arba vyras miršta žmona gyva, kartu ten, sudegina, bet realiai, kaip būtų, dažnai būdavo, kad atskirai laidojami, o paskui pasikeitė, kad viskas būtent vyras, žmona, būtinai kartu, vaikai ten ar panašiai, nes paskui irgi labai persikeitė kapinės. Kiti laiko namuose urnas. Jo, pas mus Anglijoje čia labai daug kas propaguoja būtent tą laikymą namuose. Ant žiedinio yra vieta, kur laiko visą tą urną su vardu pavardę, tenais visą laiką arba žvaku padarytas toksai altorėlis, nuotrauka ir visa kita, tai labai daug kas laiko namuose urnas. Arba gyvūnų urnas. Arba gyvūnų urnas. Ir grįžtam prie temos, va šitie visi, apie dvasias paskui kai būna, kad vis ateina, sapnuojasi, vis tokie dalykai vyksta. Ir poltergeistai būna, nes kai kurios dvasios pyksta, kai jų nepaleidžia, ta prasme, pririšta tenais kažkas yra. Taip, būtent. Įsivaizduot, kokios stiprios tai programos yra. Labai. Ir jeigu visą tai pasikėlė, tai mes tai galime tikrai per sesijų pagalbą tiesiog sutvarkyti žmonėm, padėti. Visiškai. Nes kai kada žmonės net patys, jie net nesupranta, nežino, kiek visko aplinkui mus yra. Kartais aš anksčiau pagalvodavau, kažin kaip geriau yra nieko nežinot, ar geriau viską žinot. Ir kažkaip tai aš kuo toliau einu, aš vis galvoju, aš norėčiau geriau visą laiką rinkčiausi, visą laiką žinot. Nes kai tu žinai, tu gali pakeisti, tu gali išspręsti, tu gali pradirbti tam tikrus dalykus, o kai tu nežinai, vadini tai tiesiog mano toks likimas, ne? O iš tikrųjų likimą mes patys kuriame, patys savo rankomis. Visiškai taip. Man kaip atverinėjo žinojimo kanalą, regėjimo, regystės kanalą,
aš atsimenu, manęs klausė, ar tu tikrai pasiruošusi, žinai. Sako, nes tai nebus tik tais, gėlytės, paveikslėliai gražus ir visa kita, rodys tikrą. Aš visą laiką sakydavau, aš noriu matyti tikrą, ne iliuziją. Nes iliuzijos gali prisigalvoti, ten prikurti, pasako, kiek tik nori. Kad tai būtų tikra teisybė, kad rodytų. Ir kad galėtume tą teisybę žmogui, sau padėti ir žmogui padėti. Tai va pradėjo man rodyti. Taip. Aš labai daug dalykų suprantu. Taip. Šiaip man irgi dabar toks įdomus ateina tas jausmas, kada yra vyras ir žmona ir būtent palaidoti ir jie paskui tie karminiai ryšiai kartojasi, ne, ir jie paskui kitose gyvenimuose vėl susiranda. Tai irgi yra susiję, kad jie būtent kaip kartu palaidoti. Jeigu jie nepaleidžia vienas kitą, tarp kitko, man Laura darė sesiją, tarkim, praeitam gyvenime turėjo labai gerą šeimą, viskas gerai ir prisiekė, bet tos priesaikos, kad visą laiką aš būsiu su tavim kartu, tai nereiškia, kad kitam gyvenime bus vėl vyras ir žmona. Ateis pamoka išmokti paleisti. Tai gali būti pirma meilė, o pirma meilė labai būna iš tikrųjų labai stiprus tokie jausmai ir gan tokie, aš skaitu kaip ir karminiai iš tikrųjų tie dalykai santykiai. Taip, ir iš tikrųjų metus, jeigu mes nemokam paleisti, jie kartojasi. Aš atsimenu, net savo šitam vyrui sakiau, jums fainai, sakau, kartu gyventi, sakau, aš norėčiau visai ir kitą gyvenimą su tavim kartu gyventi. Aš ir taip esu. Sakau, pažadė. Taip, aš dar atsimenu, taip žiūriu, rimtai, sakau, nu taip. Jo. Aš irgi pasakiau savo vyrui, esu iš tikrųjų netgi būdama sąmoninga, tiesiog esu pasakius, kad kadangi aš žinau, kaip viskas veikia, ne dabar, aš sakau, mes viską pradirbę realiai į savo karmą ir taip toliau, mes jau nes prieš tai mes turėjom labai daug įsikūnimų, kada dirbinėjom tik tai savo karmas, dabar mes šitame įsikūnime jau pradirbę savo karmas ir aš pasakiau, viskas, mes dabar iš karto susitiks, nereikės mūsų ieškoti vienas kito ten kažkur, tai iš karto susitiksim, iš karto gražiai gyvensim, iš karto būsim ta šeima, vaikas vėl atgims tas pats ir vienu žodžiu padarėm tokį susitarimą. Ir žiūrėsim, kaip kitam gyvenime bus. Tai įdomu, iš tikrųjų, tikrai tokie dalykai įdomu. Jo, Laura man padėjo išsiaiškinti tokies dalykus. Sakau, Laura, man sakau, kažkas, sakau, vis sapnuojasi man, žinai, vis kažkaip prisimeni, žinai, tokius dalykus. O pasirodo, kame šaknis buvo pakastas, iš tikrųjų. Pas mane irgi iš tikrųjų buvo, kad kartojasi karminiai santykiai ir gyvenom Lietuvoje, visiškai susitikom Londone ir taip turėjom susitikti niekaip kitaip. Bet irgi per sesijas parodė. Ja, iš tikrųjų netgi yra, mama pasakoja irgi jos viena pažįstama, kaip tik dabar, kai buvom kelioniai, tai, žodžiu, jos vyras numirė ir pas ją buvo labai ilgą laiką pyktis tam vyrui, nes jie buvo susitarę kartu tą pačią dieną mirti. Ta prasme, žinai, kai būna, kai svajoji, kai šnekė, idealiausiai būtų, kai būsim senukai, laikysim vienas kitam už rankos ir, žodžiu, abudu numirsim. Yra tokių labai nuostabių iš tikrųjų istorijų, kada aš esu, man atrodo, filmą likti vieną mačius, kur tai buvo. Ir ta, žinai, kaip būna, kartais romantizuoji, tu visą tą apie senatvę ir visą kitą, ir jisai tiesiog pasiligo žmogus ir numirė. Netikėtai ganėtinai, nes neprileido irgi tos minties apie, žinai, apie tą mirtį, kad galėtų čia iš viso pasibaigti tą mirtim, galvoja tik tai liga ir viskas. Ir kai numirė, labai didžiulis pyktis atsirado, žinai, kad išdavystė gavosi, kad išdavytume, kad tu manęs nelauki, kad tu išėjai, žinai, kad aš čia dabar turiu kankintis ir visą kitą. Tai čia gaminasi, jau pradeda gamintis karma, va čia būtent, nes todėl, kad tada pradeda sakyti žmogus, išdavei tu mane, tu išdavikas, ir kitą kartą jisai mokins paleisti, atleisti ir visą kitą, tai gali būti vaikas, tėvas, mama netgi, brolis, ten santykiai, sesuo, dar ar pirma meilė, dar kažkas tai, ir mokins būtent va to paleidimo tokio, nes tai buvo per traumą įvykęs įvykis.
Tai buvo sudaryta Per traumą. trauma. Mhm. Mhm. Ir nemokėjimas Netgi paleisti, žinai, kad tu vietoj to, kai būna, Jo. žinai, kartais kaip miršta, žmogus tu atsisveikini, o čia, žinai, čiut nenoras, žinai, kaip sakant, į krūtinę, mušt, kodėl tu mane palikai, mes tu prižadėjai man, žinai, aš nepaleidžiu tavęs ir visa kita. Tai va, vienu žodžiu, va, šitie dalykai irgi labai kuria karmą, tai iš tikrųjų visi šitie dalykai tokius reikia stebėti, ką mes kalbam, ką mes šnekam, kaip Labai. mes, kokia tuo metu intencija yra, kokia tuo metu emocija irgi yra, nes tos Emocija, va, emocijos taip. ir sudaro visus tos dalykus. Visiškai taip. Tai gali būti, sakau, susikurt, va tas negatyvi ta karma, Jo. žinai, karminis, tas ryšys negatyvus būtent, kuris mokino žmonės, sako, kodėl taip, paskui, kodėl aš tokia nelaiminga, kodėl aš toks nelaimingas, kuomet vyra va tas, žinai, problema. Ir visą tai galime padėti iš tikrųjų. Labai. Tai pagalba. Tikrai taip. Karminiai ryšiai iš viso toksai dalykas yra tiek su žeme, ne, su šalimi, su vietovė, su namu gali būti su tenais ir tėvais, ir broliais, sesėm, draugiam, ten vyrais, ir moterim, žmonėm, kaip sakant. Tai tas karminis ryšys, jisai gali būti pozityvus, ne, ir gali būti negatyvus, kuris tempia žemyn, kuris mokina, bet visą laiką viskas yra išmokstama realiai. Tiesiog reikia šiek tiek įdėti patiems žmonėms irgi pastangos, ne, kad pasižiūrėti, pasiaiškinti, pastebėti. Pats pirmas dalykas iš tikrųjų yra pastebėti, ne, kad va, man taip jau kartojasi, jau ne pirmą kartą, jau kažkas yra, pasižiūrėti, kokie jausmai tuo metu kyla, ne, koks tai pagrindinis jausmas, ar tai išdavystės jausmas, ar tai pyktis kyla kažkoksai, ne, ar tai kaip tik toksai neapykanta, lyg tai, kad kažkas tai va mane išduoda, reikia labai labai stebėti, tada galima dar lengviau viską atkasti, nes kai žmogus ateina pas mus, kad ir į sesijas, ne, kada jisai būna pasiruošęs visiškai, jo biolaukas labai lengvai atsiveria ir jisai pradeda bendradarbiauti visiškai lengvai, ne? Kada, todėl, kad jisai žino jau, ko nori, jisai visiškai pasiruošęs. O kai žmogus, jisai iš viso ateina, ne, nepasiruošęs, arba abejojantis, arba su baime, ar dar yra užvertas, sunkiau atsiveria, bet duoda po truputėlį. Ar man saugu, ane, ar man saugu. Tai labai labai svarbu patiem pirmiausiai, jeigu jūs galvojate, ne, apie kažkokią tai sesiją, vat, būtent tokio tipo, reikia labai svarbiai suvokti patiem, ar aš esu pasiruošęs iš viso tokio mane, tokiai sesijai, tokiai transformacijai, ar man tikrai reikalinga, kad visas tas gyvenimas mano pasikeistų, ne, nes todėl, kad iš tikrųjų kartais reikia pažvelgti tikrai neįmalonius dalykus, nes tokios sesijos, vat, pavyzdžiui, netgi, ne, jos visą laiką parodo šaknį, priežastį, dėl ko nesiseka, ar dėl ko yra karma, dėl negatyvi karma, ne, tai mes ir einam nuskaityti ar nuskaitinėti tai, kas yra negatyvu ir kas buvo negatyvu, nes pozityvę problemų niekada nerasim, ne, tai visą laiką einam į tą tokį negatyvų ir kartais būna, kad žmogus, o jėtus, kaip man čia baisu buvo, arba kaip tik gauna tą tokią žalią kortą, tai va, dėl ko pas mane gyvenimas toksai, tai va, dėl to, kad aš tokia vargšė, ne, ar ten dar kažką, tai labai labai svarbu yra pačiam žmogui irgi pasiruošti, kad bent jau žinoti realiai, ko aš einu tenais, o ne šiaip, kad, aš norėčiau šiaip susitvarkyti kažką, ko einu, irgi labai svarbu. Arba patikrinti mumis. Būna ir tokių, žinai, patikrinti, smalsumas, ką jos šiandien jau ir mato. Tada gali būti kiti dalykai. Jo, tas patikrinimas, tai jo, taip irgi nusiskaito, ko ateina žmogus, bet jisai, aišku, gauna visą tai, ko atėjo pati siela, kartais, ne, protos, jisai vaikšto iš paskos, siela vis tiek jinai žino, kur jinai ateina, bet reikia būtinai visą laiką namų darbus tokius pasidaryti, tai va, kaip ir su tais kūnais, įsijungia va tos irgi programos, to tokio grįžimo, tai kiekvienas žmogus, kada jisai laisvas rinktis, ane, kada jisai laisvas nepriklauso, kad aš privalau grįžti, arba kūne įsijungia, gyvena, ir įsijungia pas jį kažkokia programa, tu turi grįžti atgal į protėvių žemę, ir jisai viską darys, kad jisai tenais grįžtų. Bet kas įdomu labai yra kitas toksai dalykas,
Iki tol, kai kurie žmonės, jie tokie atrodo gyvena toj komforto zonai, jie nieko lyg tai per daug gyvenime nepadarė ir visa kita. Bet kai įsijungia tokia programa, kad jisai žūtbūt, jisai viską padarys, atrodo tiek turi tos jėgos, tiek motivacijos, tiek tokio, žinai, nusistatymo turi tą tikslą ir jisai viską padarys ir atrodo, jam net praveria kažkaip, tu žinai, kad jisai va tik tai tenai grįžtų, tai grįžta ir vėl užsiveria visi, atrodo, keliai kažkur kitur išvažiuoti. Tai geriau būti laisvu ir turėti pasirinkimą, ne, negu kad per žmogų veiktų realiai programos. Bet ir būnagi ir žmonės pasako, kad ir svetur gyvena, jeigu man kažkas atsitiks, kad aš mano pelenai arba kūnas, kad turiu būtent palaidoti, iš kur aš gimiau, kur mano tėvynė, kur mano protėviai ten šalia ir visa kita. Jie irgi jau būna tą nustatymą pasakė kiti. Kad būtent grįžti į tėvynę. Jo, pas mane tai tokio niekada nebuvo noro, absoliučiai. Grįžti į tėvynę, kad ten palaidoti ar dar kažką, visiškai tokio noro nebuvo niekada. Turiu aš labai griežtas taisyklės, kurių turi laikytis mano mirties atveju, nesilaikys vaidensios, labai daug vaidensios, kol viską sutvarkys ir kol viską padarys, tai žodžiu. Turi viską laikytis, tai kažkaip nėra, tai aš tikrai žinau ir tikiu, kad pas mane jau tenais galbūt, jeigu tos programos ir yra likučiai kažkokie tai likę, jinai tikrai deaktyvuosis, nes pas mane toksai noras yra išreiškęs, kad aš noriu būti laisva, aš noriu rinktis bet kur, ne, tiesiog ten, kur aš gyvenu, kur kaip ten sako, namai ten, kur širdis, ne. Tai kur aš pasirinksiu, kur aš pajausiu, kad čia mano namai, aš ir noriu, kad čia būtų mano namai. O ne taip, kad mane ten šauktų, kažkas trauktų atgal, kažkaip, kaip atrodo, toksai paleido kaip virvė, žinai, taip davė, ten klajojo, o paskui čiupt už tos virvės ir traukia atgal, nesvarbu po kiek metų, kiti žmonės ir verslus, ir Amerikai palieka, ir ten anūkus, ir vaikus, ir viską, grįžta į tą Lietuvą, net toksai tas šauksmas, o iš tikrųjų tai yra programa, nes tas nepaleidžia, tu privalai grįžti namo. Ir nors atrodo, net racionaliai tu to net nepaaiškinsi, kas tenais tokio įsijungia, aš privalau ir tas toksai, aš viską padarysiu, aš viską turiu padaryti ir vien tik tai tams mintis grįžti, tai yra toksai jau kaip savotiškas apsėdimas, nes tai veikianti programa, kai žmogus realiai viską meta, viską palieka ir tiesiog vėl grįžta. Ir viskas. Taip, nes tai programa yra, aš ir mano irgi ta intencija, kad laisvai jausčiaus, kur aš ten nuvažiuočiau, aš laisvai, ten ir mano namai, kur aš, ten ir mano namai yra. Aš laiminga, tiesiog laiminga. Ir mano šeima laiminga. Man atrodo, net indėnai sakydavo, kur aš esu, ten, kur man gera, ten mano tėvynė. Taip sakydavo. Taip. Na, iš viso tos sienos tokios, ne, kai sudarytos, tas pasaulis realiai, jisai toks mažutėlis yra, ne, bet sudarytos sienos, duoti pasai, tu esi tokios pilietybės, ne, visi šitie tokie dalykai, viskas irgi yra iš daug aukščiau jau taip suplanuota, yra ribos valstybės, yra ten, žodžiu, pasai, vienur geriau, kitur blogiau gyvena. Vienur jau civilizacija ten pažengus, kitur visiškai nepažengus, ne, ir laiko juos taip, nors yra visi resursai ir visos galimybės, kad visi galėtų gerai gyventi, bet tiesiog kažkam yra nauda. Kažkam yra labai didžiulė nauda ir šitus dalykus iš tikrųjų reikėtų kiekvienam žmogui, besiklausančiam mane, tiesiog atkreipti dėmesį, kiek dar yra tų veikiančių tokių programų, ne, ir aš esu iš tikrųjų iš laisvos savo valios viską darau ir aš, pavyzdžiui, elgiuosi, kaip aš jaučiuosi, ar aš esu laisvas, ar aš esu kažkur tai pririštas, ar tai prie kažkokios tai valstybės, ar tai prie kažkokio būtent namo, ne, kai kiti sako, čia mano tėviškė, aš čia turiu ir, tiesiog turiu ir užbaigti savo tas dieneles. Ar tikrai? Tikrai. Bet juokingiausia, dabar pasakai pririšta prie namo. Iš mano artimųjų, aš mėgstu labai keliauti. Ir kur aš nukeliauju, aš, pavyzdžiui,
aš randu savo patogiai ir tą lovą, ir tikrai kaip išsimiegoti. Ir man buvo klausimas, kad ir į Tenerifę persikraučiau, ar tu nepasilgai savo namų, savo lovos, juk sako, savo lovai geriausiai išsimiegoti savo lovelį. Įsivaizduojat kokią programą, netgi prie lovų, tu negali kitoj lovų išsimiegoti, nes ten tik tavo lova vienintelė. Čia iš tikrųjų labai gerą pastebėjimą, tu pastebėjai. Pas mane, pavyzdžiui, aš galiu miegoti bele kur, absoliučiai. Aš galiu miegoti išvažiavus kažkur tai ant sofos, kažkur palapiniai, kažkur tai hamake, kažkur ant suolo, ant žemės, kai buvo tenais irgi toj Norvegijai, buvom moterų rate tam, tai tiesiog ant suolo miegmaišį ir visiškai man absoliučiai nesvarbu. Aš esu mokykloj miegojus, kai vaiko irgi tenais buvo tas camping night ir visa kita. Man jokio skirtumo, kur miegoti. Pas man tiek nėra absoliučiai jokio skirtumo, kur miegoti. Aš tiesiog, jeigu noriu miegoti, aš galiu ir autobuse sėdėdama miegoti, ten lėktuve, bele kur. Ta prasme, nėra jokio. Pas man niekada nebuvo, kad kaip aš savo lovai norėčiau miegoti. Gal aš nepapuoliau niekur baisiai taip, kad norėčiau į savo lovą, bet iš tikrųjų miegojus esu tikrai ir ant žemės, ir ant suolo, ir erdvėj viešojo oro uoste laukiant atkelto skrydžio, tenais 12 valandų esu miegojus palei tiesiog sieną atsigulus ant tų savo tašių tenais ir visą kitą. Ta prasme, pas mane nėra absoliučiai jokio tokio, kad man reikia būtinai mano lovos. Būtent, sako, kaip tu taip gali keliauti, nepasilgsi savo lovos miegoti, savo namuose geriausiai. Taip, aš sutinku namai, bet namai vėlgi, jeigu tu dideli, savo energetika yra, tu grįžti fainai, bet kitur irgi fainai. Tu vežiesi, tai tave su savim kartu, tu gali ten irgi taip pat pasidaryti savo namus tuo metu, kol tu esi. Taip. Ir susikurti savo erdvę, susikurti savo vietą, tu nesi pririštas. Čia kai šuo prie lenciūgo, žinai, iš tikrųjų, kur tu turi savo tą tokią teritoriją ir tu tenais kažkaip vaikštiniai. Man iš viso tai labai liūdna, toksai net pasakymas kažkada esu girdėjus per televizorių, gal kažkaip tai tenais irgi laida kažkokia tai buvo, kad sako, dirbi sunkiai, kad gautum paskolą, kad įgytum paskolą, įgytum namus ir paskui tu pusę laiko praleidi ne namuose, bandydamas uždirbti daug pinigų, kad tu galėtum mokėti tą paskolą vietoj to, kad galėtum būti namuose ir džiaugtis tais namais. Ir aš galvoju, ta prasme, man tai nėra apie tai, žinai, labai smagu yra savo namai, savi namai ir visa kita, bet aš jų net nematau tokio, kaip, žinai, turi turtinį vienetą, kurio niekada negalėtum išmaidinti kitą, ne? Ta prasme, kad aš negalėčiau persikelt kažkur kitur, arba pusę metų aš čia galiu pagyventi, pusę metų kažkur kitur pagyventi. Pavyzdžiui, ten ar 3 mėnesius vienoje šalyje, 3 mėnesius kitoje, 3 mėnesius dar kitoje, ir dar net nėra tokio visiškai kažkokio tai vietovės pačios, ne, aš pasilgaliu žmonių. Ar ten, pavyzdžiui, labai fainai yra kažkokia vieta, atrodo, norisi grįžti, ne, pavyzdžiui, tą Škotiją, ten ar dar kažką, tiesiog. Bet, pavyzdžiui, kaip namas, pats kaip namas tas pastatytas, kad įeiti jį ir kad, wow, kaip man čia dabar gera, fainai ir aš be šito negalėčiau niekur ir jau daugiau dabar aš nenoriu iš čia išvažiuoti, visiškai nėra. Nėra tokio jausmo. Nėra taip, reikia ir mokina ir užtat paskui per skaudžias pamokas, juk žmonės ir praranda, ne? Kiek visokių būna ir tų stichinių nelaimių ir visokių kitokių atvejų, kada tenka atsisveikinti su materija. Tai tas ir yra, kad mokėjimas, žinai, faina turėti savo namus, bet su tuo dalyku, kad tai yra, vis tiek tai yra laikina, tol, kol tu gyveni ir nežinai, kas bus. Tai yra judėjimas, neprisirišimas. Gali tekti parduoti, gali tekti kitur išvykti gyventi, žinai, ir tiesiog... Tai gali ir sudegti, ir apsemti, ir žemės drebėjimas būti, sugriūti, per pusę skilti stogas, įgriūti, visko gali būti. Taip. Visko gali būti. Tikrai taip. Man net per sesiją irgi asmeniškai buvo, kad aš neprisiriščiau prie vietos ir jeigu ką būčiau pasiruošus, kad man reikės pakeisti vietovę. Tai buvo irgi toks parodymas. Jo, iš tikrųjų, bet labai gerai irgi prieš tai, kad šnekėjo mane, ta namai, kur širdis, tai tas ir yra. Mes,
kuriam aplinką, mes kuriam energetiką namo, ne namas mūsų kuria energetiką, mes namo energetiką kuriam, mes jį užkraunam, mes į jį atnešam gyvybę, mes į jį įžiebėm, ne, mes padarom tą židinį su savimi. Tai jeigu aš keliauju visur su savimi, tai aš į bet kur, į palapinį, aš sau galiu pasidaryti nuostabiausią tenai, žinai, oazę ir man ten bus labai gerai su mano energetika. Bet čia tada vėlgi iškyla tas va toksai ir klausimas, ne, tai jeigu va čia žmogus tuščias, neprisipildęs, jisai galvoja, kad tie namai jam kaip šarvas, kai ta sraigė turi namelį ir aš čia jaučiuosi saugus. Nes viduj reiškia nesaugu. O kai tu gali plačia širdimi ir plačiu žingsniu, kaip sakant, keliauti per pasaulį ir tau nereikia tavo lovos, kad tu jaustumės gerai, ne? Tai reiškia, čia yra tikroji pilnatvė. O jeigu žmogus bijo išeiti iš namų, bijo bent dienai, 2 ar 3 išvažiuoti, jam reikia, kaukia jau, kaip sakant, signalizacijos visur viduj, kad reikia grįžti man į lovą, greitai grįžti į namus, man ten namuose geriausia. Reiškia, labai daug yra nepradirbtų dalykų, labai daug programų, labai daug baimės, nepasitikėjimo ir tada ne, kad pats žmogus sukuria tą namų aplinką, ne, o namas jisai spaudžia tą žmogų, kalina ir įkalinęs laiko, jisai negali būti laisvas, jisai negali kvėpuoti, jisai negali įsilaisvinti ir išeiti. Tai reikia į šitus dalykus irgi labai atkreipti dėmesį, kaip jaučiasi žmogus namuose ir ar tikrai jisai gali, bet pavyzdžiui, sau leisti iškeliauti savaitei, 2, kaip jausčiausi va dabar tiesiog vien tik klausant, ne, va šitos laidos, kas klausysit, tai pagalvokit, va, kaip aš jausčiausi mėnesį išvažiavus iš savo namų ar išvažiavęs, koks tai jausmas būtų, ar tai prileidžia jum prie galvos, tiesiog va šitas toks mėnesio laiko, va tiesiog nebūčiau. Ir ką, gėlės ten nuvys, nu ir kas, ateis kaimynė palaisius ar pas kaimynę nunešti. Nėra jokių problemų, visiškai. Ta prasme, viskas va, galima daryti, viską galima išspręsti. Ne šunys, pas mane 6 šunys. Ir tai aš randu, kas man juos pažiūri, kas ten juos prižiūri. Aš randu tas situacijas, va, vyras būna, kartais nenori važiuoti, jeigu važiuoju ten, kaip sakant, mergaičių kelionė būna. Ir visa kita, vyras pažiūri, yra vyro brolis, kuris pažiūri šunis, kai mes visą šeimą važiuojam. Ta prasme, 6 šunis pažiūri. Tai jau, jeigu tokį dalyką aš randu, visiems įmanoma tikrai rast, kas gėlės palaistis. Tai labai svarbu, kad neprisirišti ir mes, kai mes pilnatvėje, tai mes ir kuriame tą gėrį namuose ir bet kur mes nueiname. Visiškai sutinku. Taip žiūrėk, kaip būna ir va, gamtoj tu būsi ir kažkur vat nuėjęs, tu ir pradedi ten automatiškai įsikurti, vat kažką pasidaryti jaukiai, ar nu ten gamtoj būni laužas, kažkokia laužavietė, kažką maistą gamini ten kažką, jau tu pradedi automatiškai ten įkurti. Jo, iš tikrųjų, aš ir tada, va, kai buvom dabar irgi savaitgalį ten tam namuke, nuvariau į parduotuvę, galvoju, nu, aš noriu vakare, kad būtų žvakės degtų ir niekur nebuvo, prieš tai buvo buvę, žinai, bet matyt, gal tam vasarą, gal nuima, kad ne, nu, dėl karščio. Konservatorija tokia didelė, nusipirkau žvakę, užsidegiu, nu, man gražu ir iš karto aš jaučiuosi kaip namie, žinai, bet dėl to, kad aš tenai, aš sau pasidariau taip, kaip namie. Ir tiesiog, iš tikrųjų, mes dabar va taip šnekam ir aš suprantu, kad ne visi taip žmonės, jie galvoja, kad ne visi, žinai, ir tai man taip nuostaba taip kelia, ne, vat, kad kiti iš tikrųjų yra be galo prisirišę. Prie savo. Laura labai ir su Lina prisirišę. Tenka išvažiuoti, prisimena namus, tarkim, prisimena, kaip jie jų gaili, kaip jie jos spaudžia tą erdvę. O paskui, kodėl jie stovi kaip vaiduokliai. Pažiūrėkit, kiek namų yra kaip vaiduokliai. Jų negali parduoti, jų negali netgi atrestauruoti būna iki šitokio lygio. Visiškai. Nes ten prisirišę energetiškai, tiek prisirišę, tiek skausmo, tiek ašaro, kad, nu, tiesiog. Bet ir būna, žiūrėk, kad mintimis, va, tu mano namas, čia tu mano geriausias, tik tai mano tai irgi pripompuoja, ne? Nes tu mintimis. Nes neįleidžia paskui, už tai tas namas net neįleidžia kitų gyventojų irgi, už tai jo ir neina, nei parduoti, jie griūna. Tiesiog niekas jų nenori, kiti pirkėjai ateina, nepasijaučia kaip namuose, nes
Iš tikrųjų, aš esu, kol mama irgi apžiūrinėjo čia Anglijai pirkti namus, tai aš jai padėdavau, ta prasme, tenais pavažinėdavau kartu ir iš tikrųjų įeini į kai kuriuos namus. Aš niekada nenorėčiau tokiam name gyventi, tiesiog tokia slogi, aš tada tuo metu, tai dar tikrai buvo tik pradžia mano ten to viso sąmoningumo. Tik tai tiesiog, kad energetiškai, jaučiasi tam tikri dalykai ir toks atrodo, va, čia slogu labai, aš čia negalėčiau gyventi. Į kai kuriuos namus įeini, aš atrodo matydavau, kur aš ką susidėčiau. Va, čia būtų tokia sofa, čia pas mane kampas stovėtų, čia pufikas, čia tas, čia to. Aš jau tenais įsikūrinėjau, atėjau, žinai, kur aš jau galiu čia gyventi. O būdavo tokie namai, kur nei už ką, netgi buvo naujos statybos, važiavom apžiūrėti, kai kurie namai įėjau ir toksai, žinai, padvelkė, atrodo, kad užsidėjo ant kupros kažkoksai, tai toks sunkumas, kad būtų sunku tenai, žinai, va, pykčiai kažkoksai sunkumas toksai, tai labai jaučiasi. Ir kai įsivaizduoju, kad visą gyvenimą žmogus prisirišęs, kai šunytis prie to namo, kaip prie būdos, ir jisai su tuo lenciūgu niekur toli nenueina, jisai tiek pritvinkęs, jisai po mirties, tai tikrai tenai pastriks bus ir jisai niekur iš tenai neišeis ir jisai, kaip sakant, nei pats ramybės ras, nei kitam duos. Taip, visiškai taip. Jo. Wow. Jo, tai šiandienos mūsų, kaip sakant, tema buvo tokia, tikiuosi jums patiko, susiklausė irgi lengvai, iš tikrųjų tiesiog norisi perteikti, parodyti, kiek žmogus, jeigu nesąmoningas, į ką atkreipti dėmesį gyvenime, į ką pasižiūrėti, kokios sritys yra, kodėl, kartais taip jaučiamės, kad tiesiog į tą patį karminį ryšį su žeme ar vietovė atkreiptume dėmesį. Jeigu yra pas jūs kažkokia gyvenime, galbūt nesiseka nuolat, tai tikrai galima viską pasižiūrėti, viską galima praspręsti, viską galima sutvarkyti, padaryti, įsiaiškinti ir tikrai galima gyventi gerą, nuostabų, pilnatvėje gyvenimą, su tikrai plačia širdimi ir pradėti jausti tą gyvenimo malonumą ir mokėti gyventi, pajusti, kas tai gyvenimas yra, o ne tik egzistuoti. Tai jeigu kažkam reikalinga mūsų pagalba, tikrai galite kreiptis ir mes atliekame visokio pobūdžio sesijas, nuo namų valymo iki karminių dalykų tvarkymo, nuo žemės atrišimo, nuo nuskaitimo, kur geriausiai tam žmogui būtų gyventi, įvairiausi, netgi, pavyzdžiui, pačio to pozityviausio gyvenimo įsikūnymo, nuskaitimas tam, kad užkrauti, jeigu dabar jaučiasi kažkoks pastrigimas, resursinio, pavyzdžiui, to nuskaitimas, tai visus šitus dalykus mes atliekame, energetiniai pripildymai, tai viską rasite mūsų Trilume puslapyje, visą informaciją, visas naujienas ir taip pat dalinsimės kuo daugiau čianais taip pat. Tai, žodžiu, šiandien tiek. Šiandien tiek ir jeigu turit klausimų, Ačiū, tikrai kad žiūrit. klauskit. Ir nesigėdykit, klauskit, Tikrai taip. rašykit elektroninį paštą, užduokit. Galite ir po podcastų klausti, tiesiog jeigu jūs turit klausimų. Nebijokit. Tikrai visada padėsime. Nes jūs vienas galbūt turit klausimą, o ir gėdinatės kažkaip tai paklausti, o šimtai sėdi lygiai su tokia pačia problema ir norėtų gauti atsakymą. Tikrai anonimiškumas visą laiką garantuotas, visos istorijos ar kažkokie tai pasidalinimai, kurie parašyti į mūsų e-mailą, tai visą laiką tikrai liks konfidencialu, niekas nei vardo, nei pavardės tikrai neatskleis. Tiesiog jeigu įdomi kažkokia įžvalga, įdomios istorijos kažkokios, tai tikrai rašykite, apžvelgsime, perskaitysime, pakomentuosime ir taip pat galite siūlyti jūs savo temų, kokios jums dabar aktualiausios, kokios jums įdomiausios tos temos. Tai tuos dalykus irgi galite patys siūlyti, nes iš tikrųjų labai yra smagu gauti tą atgalinį tokį ryšį ir suprantam, kaip viskas dar įdomu yra, bet mes irgi norime turėti tą tokį, kaip sakant, pirštą ant pulso, kuo jūs gyvenate, kas jums dabar šiuo metu rūpi ir kokias temas jūs norėtumėte labiau išgvildenti galbūt ir tiesiog pasiklausyti. Tai va. Dėkojame dar kartelį, kad klausėtės ir iki kito penktadienio. Ačiū.